Сегодня мы пойдем с вами в Слово. Это, скажу, сегодня неординарный будет момент. И я так скажу, тема будет для взрослых. Я сразу заложу фундамент, приготовлю вас к некоторым вещам. Я так скажу, некоторые из вас, может быть, даже сегодня получат ответ на свой очень уникальный вопрос. И вы поймете чуть попозже, о чем я говорю. Второй момент, некоторые, знаете, даже, может быть, Kiek vėliau suprasit, ką turiu minį, kai kam gal šitą žinią sudrebins netgi pamatus. Tie pamatai, kurie mus lydėjo visą gyvenimą ir kuriais mes rėmėmės, ko mus išmokė. Dažnai mano temos remiasi tuo, kad Dievas leidžia atskleisti tam tikrus apreiškimus tam tikrų laikų. Ir dabar šiam apreiškimui ir yra pats tinkamiausias metas. Iškart pasakysiu, iš pradžių pasikalbėsim apie tai, kas jau žinoma, kad būtų paklotas pagrindas ir tada bus keletas dalykų, kuriuos aš noriu išryškinti ir leisti jums suprasti. Paskui jau... Taigi, temos pavadinimas – egzaminas teisėms. Unikalu tai, kad kuomet gauni laiškus, tos daugybę laiškų, jie vis plaukia ir skaičius nemažėja. Daugelį jų skamba tokia frazė. Mes norim Dievo judėjimo Ukrainoje, mes norim Dievo judėjimo Uzbekistane, mes norim Dievo judėjimo Europoje, Kazakstane, Rusijai. Atvažiuokite, mes norim. Įdomiausia tai, aš pasakysiu, kodėl itin daug kas trokšta Dievo judėjimo savo miestuose ir kaimuose, bet niekas nevyksta. Aš neturiu omeny tinginių. Kalbu apie žmonės, kurie nori, daro kai kurios žingsnius, bet niekas nevyksta. Kartais net būna ir žlugimai. Ir vėlgi šiandien tema bus skirta judantiems žmonėms, todėl pasyviems tinginiams ir veltėčiams nebus ką ir veikti. Nes kam pasakodavau apie automobilį, jei tu jo paprasčiausiai neturi. Todėl ši tema skirta labiau tiems, kurie trokšta judėti, kas trokšta pašaukimo, kas jau padarė keletą žingsnių ir gavo spyrį užpakalį, tiem, kurie padarė keletas teisingų žingsnių ir panoro iš Dievo judėjimo. Žinot, kodėl pasirodė ši tema? Yra masė žmonių pašauktų tarnavimui, bet jie visiškai nesuvokdami to, kas vyksta jų gyvenimuose, nesuvokdami, mūsų gyvenimuose tvyro chaosas ir tvarką įvesti gali tik šventoji dvasia. Ir iš to chaoso pirmoji žmogaus reakcija susidūrus su šio pasaulio dvasia. Jis viską meta ir sustoja. Šiek tiek spustelėjo, šiek tiek suskaudo ir mes taip pat užtraukėm rankinius stabdžius ir sakom, aš kažkur ne ten pataikiau. Suprantat mane? Vos tik pasireiškus pirmąją atakai, brangiai mano, kai kurie žmonės, kurie man rašo, kai kurie žmonės, kurie sulaukė atakų, ne tokių, kad darbelį prarado. Kartais eina toks kontrasmūgis, kaip atsakasi tavo norą judėti ir prabudimo troškimą. Ateina toks galingas šio pasaulio kontrasmūgis, kad jis bloškia tave ant menčių. Ir tu krenti ir kyla klausimas, ar verta apskritai keltis, kas nors suprantat mane? Šiandien mes čia, kad galėtume atsakyti šitos klausimus, į kuriuos tu niekur nerasi atsakymų. Aš mėgstu pamokslauti tokiom temom, kurių niekas negvildeno ir klausimus mėgstu pateikti tokius, į kuriuos niekas nenori atsakinėti. O tegul Dievas tave palaimina, broli. Palaimina, bet kodėl 3 dienas per savaitę aš ant menčių patiestas? Kodėl vos tik nutolstum pašaukimo atakos baigėsi? Pateikim sąžiningus klausimus, bažnyčia. Kodėl aš einu su kokia nors tematika
Einu ir turiu sąžiningą klausimą, kur Dievas? Neblogas klausimas, pateikim radikalius klausimus. Ir šios temos pabaigoje gausim atsakymus juos. Aš juk nepateikinėjau klausimų, kad paskui juos neduočiau atsakymą. Juk jūs mane pažįstat. Kodėl? Vos tik aš. Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčia tiek priprato prie pirmojo žingsnio, pirmosios meilės, pirmasis sušokimas ant šetono, galingas kontrasmūgis ir mes jau ant gulim ant menčių, patiesti ant užpakalio ir visą bažnyčią, įskaitant lyderius, apsimeta, kad kažką veikia, bet jie visi ant menčių, o jei bažnyčia stovėtų ant kojų, mes apie jas visi žinotume. Ir mes žinome bažnyčias, kurios stovi ant kojų. Mes žinom jų lyderius, mes skaitom jų knygas, mes žinom jų pamokslus. Tu negali apeiti bažnyčios. Mūsų bažnyčia taip pat. Tai ne bažnyčia. Va, kai taps bažnyčia, apie ją ir sužinosim. Sutarta. O visą kitą pamirštam. Alio. Jėzus žinojo keletą žmonių. Vos tik tavyje bus Jėzus, apie tave sužinos net ir tie, kurie to visai nenorėjo. Netikėtai mes gavom jūsų diską. Ir nuo to prasideda 50 000 liudijimų. Viskas pas mus netyčia, žiūrėkit. Susidaro į vaizdas. Mes jau pripratom, kaip sekasi, aleliuja, pasakė brolis gulėdamas ant medžių. Puikiai atsakė sesuo, sėdėdama ant užpakalio jau 1,5 metų. Ir mes tos temos daugiau neliečiam. Tai draudžiama tema. Žinot, kodėl mes nejudam? Todėl, kad nesuprantam, kas tai yra. Ir kol mes to nesuprasim, negalėsim judėti toliau. Žmonės po 20 metų sėdi bažnyčiose, lik šiol, ir aš jiems sakau, judėk, o jie man, tegu laimina tave Dievą. Nes jie pajudėjo kartą, 2, 3 ir gavo tokį smūgį, nuo kurio dar vis iki šiol žarsi. Šios dienos tema vadinasi egzaminas teisėms. Turi būti teisės. Šiandien pakalbėsim apie tai, ką jūs jau žinot, kai ką jau minėjau kitose temose. Tada prieisim prie tų klausimų. Kai kuriems žmonėms laiškose mes ir atsakom. Aš asmeniškai atsakinėjau, pradėkit judėjimą. Po to, kai jie pasakė, kad laukia judėjimo savo mieste ir šalyje. Bet prabėgus kuriam laikui aš daugeliu jų nebegirdžiu, nebematau. Ir nežinau apie juos lygi šioliai. Aš jiems sakiau, judėkit. O jie mes klausom jūsų pamokslų. Nu, kaip ir visi likusiai. Mes tą, mes tą. Žinot, kodėl aš stoviu ant kojų? Todėl, kad aš turiu legalią teisę stovėti ant kojų. O žinot, kaip aš įgijau tą teisę? Šiandien apie tai ir pasikalbėsim. Kai kurie sėdi ir sako, pagaliau. Bet nieko, nesijaudink. Atsakymas nuskambės net ir ne visai toks, ne visai taip, kaip tu tikiesi. Būtent tai gal ir sukrės. Taigi, klausyk. Aš sakau, darykit. Paskui, pyp, pyp, pyp. Numetė ragelį. Kur jūs? Dirbam su Aleksa. Ты хочешь видеть настоящую церковь? Стоп. Ты хочешь видеть настоящую церковь? Tu nori matyti tikrą bažnyčią? Bet ar tu turi supratimą, ką tu iš vis pasakei? Ar tu žinai, ką tik tu numetė į dvasinį pasaulį? Tu net neįsivaizduoji, kas įsiveržė iš tavo lūpų, nes vos tik ištari tikrąją. Demonų spec padalinys įsijungia tam, kad tokius kaip tu sustabdytų. Tokius kaip tu. Ir jie nieko kito nedaro. Tik 24 valandas per parą naikina Dievo judėjimą. Ir tai yra spec daliniai ir aš su jais esu susidūręs, stipri komanda. Bet mes čia ne tam, kad šitiem puviniam suteiktumėm tokią šlovę. Mes čia tam, kad suprastume, kuo užsima jis ir kuo neužsima bažnyčia. Amen? Aš suprantu, kas su jais nutiko. Kodėl trumpi telefono signalai, kodėl nieko nėra?
Kodėl nieko nėra namie? Palikite žinutę po signalų. Kodėl niekas neatsakinėja daugiau e-mailus? Kodėl tų žmonių, kurie tikrai norėjo tikro Dievo judėjimo, jau nėra? Liko tik tai futliaras, kuris išgyvena. Kuriam jau nerūpi tas laiškas, kuriam jau šeimoje prasidėjo toks košmaras, kuris jau neteko tiek draugų, pinigų ir įtakos, kuris gal jau neteko ir sveikatos nemažai. Ir dabar jau jam ne iki prabudimo. Pažįstami dalykai, ar ne? Iki skausmo pažįstami dalykai. Tu čia nebūtum, jei kada nors nebūtum Dievui sakęs, aš noriu realaus gyvenimo. Ir čia prasidėjo. Ir mes todėl čia esam, kad pakalbėtume, kas prasidėjo, kaip prie to eiti ir kaip po to gyventi. Dievas visai neseniai kreipėsi į mano širdį, sūnau, pasakyk, prašau, mano vaikam, išaiškink tos dalykus. Mane Dievas ir pastatė, kad aš aiškinčiau tokio pobūdžio rebusus, žinot, tokius Rubiko kubus. Ir jis man pasakė, kad aibė žmonių nejuda. Jie net negali praeiti pirmojo atako flango, jau nekalbant apie patepimą. Bažnyčia negyvena, ji tiesiog egzistuoja. Ir tik sąžiningi gali tarti amen. Ir klausyti tokius pamokslus. Nes jei tu gyveni, nusodintas ant užpakalio ar paguldytas ant menčio, tau su mumis nepakeliui, nes mes gyvename kova ir mėgaujamės kova, karu. Mes kariai bažnyčia. Mes kariai. Mes kariai. Nori tai pripažinti, ar ne, bet tu arba pralošęs, arba nugalintis karys. Bet kad karys tai jau tikrai. Ir vos tik jie pajudėjo savo svajonės ar troškimo link, jie susidūrė su šio pasaulio dvasia, kontroliuojančia jų miestus ir šalis. Ir tu, jei nori matyti, ką nors didinga, neišvengsi susidūrimo su šio pasaulio dvasia, neišvengsi. Ir Jėzus neišvengė. Kai kas sakys, mes nei iš šio pasaulio, nei iš jo, taip žinoma, nei iš jo, bet operuoti turim, veikti šiame pasaulyje, surišinėti velnių šiame, išlaisvinti žmonės iš vergijos šiame. Ir tam, kad pavyktų padaryti bent vieną legalų žingsnį šiame pasaulyje, tu turi turėti legalias teisės, kurias tau suteikė Dievas ir šėtonas. Šėtonas, klausyk įdėmiai, jis turi tave pažinti ir pripažinti. Ar žinai, kodėl jis vis dar tau duoda į snukį? Todėl, kad dar jis tavęs nepripažino. Šio pasaulio dvasia turi tave pripažinti, jį pripažino Kristų, jį pripažino mokinius. Ir tai yra parašyta prie jo. Viens. Ir ten nėra parašyta, kad sušaukė kariuomenį ir pradėjo kariauti. Parašyta, atsitraukė nuo jo. Iki tam tikro laiko. Kas nors supranta, kad Jėzus neįėjo į pašaukimą. Labai svarbus momentas. Man nepatinka jo pripažinimas. Nepatinka. Jis lik šiol lieka šio pasaulio kunigaikščių ir tu jo neišvengsi. Ir tik išmintingi supranta, apie ką aš kalbu. Aš melsiuos. Aš tą darysiu. Užsikiauksėsi. Pabandyk, paspausk velnią. Po mėnesio pakalbėsim, kur tu ir kur tavo šeima ir kokia tavo finansinė padėtis. Po kokio mėnesio? Žinot, kodėl taip kalbu? Todėl, kad praėjau ir žinau, apie ką kalbu, todėl tai viskas ir apie mane. Tuo pačiu. Viskas apie save. Labai įdomu. Įdomu, kas bus toliau. Ateisit kitą sekmanį. Viso geriausio. Juokau. Toks judesys prasidėjo. Pažiūrėkit, ar neįdomu, ne? Nori tai girdėti ar ne? Mūsų visus sustabdė ir išvedė iš rikiuotės dvasia, kuri kontroliuoja tam tikrą vietovę, nes prieš tai, kol tu galėsi judėti dvasioje tavo gyvenime ir su tavim pačiu turi kai kas atsitikti. O dabar dėmesingai klausyk. Visus juos sustabdė tamsos jėgos, nes jie judėjo nelegaliai, neturėdami leidimo. Visi turit suprasti, Jėzus ir bažnyčia judėjo, turėdami tam absoliutų leidimą. Nekreipkite dėmesio, kad mus apipila purvu. Žinot, vienas dalykas yra apipilti purvu, o kitas dalykas sustabdyti.
Suprantat, jog tai visai skirtingi dalykai. Purvą pils, kaip ir pylė ant Jėzaus, ką nori gali prigalvoti, bandyti, nužudyti, nenužudys, kol Dievas to neleis. Jėzus nebuvo įmanoma sustabdyti, mokinių nebuvo įmanoma sustabdyti, kol neatėjo, neišmušė jų diena ir valanda. Paulius nebuvo įmanoma užmušti, nes jis judėjo legaliai. Ir mirtis jam neturėjo valdžios. Ar žinot, kas tai yra legali teisė? Aš galiu būti amerikiečiu ir būti visiškai anoj pusėje ir manęs niekas nepalies, suprantat? Kas nors suprato? Kitaip tariant, aš nesu iš šio pasaulio, bet aš turintis teises ir apie teises mes tuoj pakalbėsim. Taigi, brangiai. Egzaminas teisė. Kažkodėl krikščionybėje atrodo, kad jie tai aplenks ir nesusidurs su šio pasaulio dvasia. Visą gyvenimą mus lydi iliuzija. Tuoj kalsiu per tavo debilinės doktrinas, šitas sėkmininkiškas ir charizmatinės. O, aš daugiau nei nugalėtojas, aha. O ko tai ant užpakalių sėdint 3 metus? O, Kristus viską padarė už mane. Na, regis ne visai viską. Jei tikrai būtų viską padaręs, tavo būklė būtų biški kitokia. Pasirodo, tu kažko užsimanėjai. Ir išsigelbėjimas, klausykit atidžiai, mums suteikiamas nemokamai, bet judėjimas. Tam, kad judėtum, tau reikia įgaliojimo apsaugos, Dievo leidimo, antraip tu būsi kaip 7 šventikos Kievo sūnus, bėgiosi nuogų užpakalio aplink kaimą. Ir tai vadinama nelegalu. Jėzaus vardą panaudojo taip, kas buvo padaryta ne taip, viskas buvo taip, vienintelis dalykas jie neregistruoti. Pasižiūrė dokumentus, patikrini kompiuterį, jų nėra, jūs nelegalai. Ir žinot, kodėl gaudo meksikiečius? Jisai už $1 per valandą žovelę pjauna ir čia op, Border Patrol. Pasieniečiai išklupo. Dokumentėlius patikrinti. O Dieve, fukt mašinoj, nelegalu. Kitaip tariant, žinot, kad nelegalai daug Dievui nuveikti negali. Jūs manęs nesupratot. Žinot, kad tie, kurie juda ir nugali šio pasaulio dvasią ir kurie turi pašaukimą, kurio žino visas pasaulis, tai tie žmonės, kurios pripažino net ir pasaulio dvasia. Jie jų nekenčia, bet nieko jam padaryti negali. Jį pripažino. Tai štai ir klausimas. Ar dvasinis pasaulis atpažįsta ir pripažįsta tave? Aš nekalbu apie angelus, o angelai mus visus žino. Bet tamsos jėgos, ar jie gali riaumotis, pjaudytis, bet paliesti tavęs, jiem yra nelegalu, alio? Neblogi klausimai, ne? O gerai. Pastoriau, ačiū Dievui, nes jau po šių grumtynių nežinojau, ar jau atsikvošėsiu. Nelysk, 220 užmuš. Patį Jėzų šventoji dvasia paėmė į dykumą ir ten jis įgijo savo legalią teisę judėti dvasioje, net ir Jėzus. Taip ir tu, jei nori judėti kokiam nors didingame dalyke, neišvengsi susidūrimo su dvasiniu pasauliu. Aš nekalbu, kad tu ten kur nors humanitarinę pagalbėlę suteik, nori brošiūrėlę kokią kam nors duot, dainelę sugrot. Aš turiu omeny žmonės ir ši tema skirta žmonėm, kurie nori smogti tamsos karalystėje, kurie nori ką nors išgelbėti. Ar pastebėjot, jog tu negali net ir vieno išgelbėti, jau nekalbant apie įtaką savo tautai ir net neatvažiavus į vietą atgailauja masės. Aš kalbu apie tokią įtaką. Aš nekalbu apie tokią įtaką, kai tu vaikštai. Na, paklausykit mano disko, koks patepimas. Kas pamokslavo aš? Apie tokius pamokslus aš nekalbu. Tai nelegalai, tai sienos perbėgėliai. Greitai iškaišioja viską, na, viskas pasimatysim, viskas ir dingo. Tu nori judėti šioje teritorijoje, tave turi pripažinti. Žinot, kai aš įvažiuoju į Vokietiją, vokiečiai man įdeda antspaudą. Ir tas antspaudas suteikia man pilną veikimo teisę. Mane pripažino Vokietijos valstybė. Tai reiškia, kad aš galiu įvažiuoti, va, mano pasas, kas nors yra bandęs perėti sieną. Tibo, aš grįšiu rytoj. Aš tik šokoladų nusipirkti. Ryt grįšiu. Vaikinukai, nepergyvenkit. Ką jūs čia dabar taip?
Ko jūs mažai žiūrit? Mėlynom uniformom, ko čia žiūrite mane? Na ir kas, kad nėra teisė, ko aš čia dėtas? Ko čia tai dėta, mes visi Kristaus vaikai, ko jūs prikibot prie manęs? Aš sakiau, jau aš tik šokolado noriu. Vienai dienai, vyrai, ką jūs iškart antrankius? Ar kas bandėt kirsti sieną? Žinai, kad ir dvasiniam pasaulyje tas pats. O kai kas visgi prasiskrebia pro sieną. Jie kaip ir tie charizmatai, mes išpažinsim. Taip, išpažinsi, gulėdamas ant menčių ir su sumušta nosim. Tau valstybė privalo. Ji net nenori tavęs matyti, bet ji turi legaliai tave pripažinti. Ir bet kuris sustabdęs mane gatvėje, tu kas, amerikietis dokumentai, va, prašau, mato štampą, viskas į šalį leistas iki pasimatymo. Kas nors supranta legalų pripažinimą, legalias teisės? Ai, mes eisim, aš noriu. Stop. Tu privalai judėti legaliai. Kaip čia, taip ir dvasiniam pasauliu. Toliau klausom. Mokiniai judėjo kartu su Jėzumi, pamenat, gydė, vijo demonus, gelbėjo žmonės, daug stebuklų darė, pamenat. Vos tik Jėzus išėjo, Jėzus pasakė, stop, nieko nedaryt. Ar kas kėlė klausimą, kodėl? Žinot, kad mokiniai veikė išskirtinai remdamasi paties Kristaus teisėmis. Vos tik tai, jis pasitraukė, jis pasakė, o dabar vaikinai, metas savasias įsigyt. Nejudėkit, nesitraukit iš Jeruzalės. Na kaip nejudėti, tik vakar mirusius gaivinom. Stop, vaikinai. Aš išeinu, teisės išeina. Dabar jau jūs brangiai užsidarot štai šiam kambarėlį ir neišeinat, kol šio pasaulio dvasia jūsų nepripažins. Aš perspėju, kai kuriems susviruos jūsų marazmas. Mane pripažinti? Taip, kai pripažino Kristaus mokinius ir visi Dievo generolai, kai buvo pripažinti šio pasaulio dvasios. Ir jie jų negalėjo sustabdyti, norėjo, bet šalia esantis angelai neleido, viskas gerai, yra pažymėjimai. Ko čia įsisiautėjot? Velniai? Jums pasisekė. Ir po to jie turėjo praeiti savo. Jis jiems pasakė, nejudėkit, kol neateis leidimas iš viršaus. Kitaip tariant, štai kodėl jie įstrigo Jeruzalėje, tame kambarėlėje, kur jie meldėsi tam tikrą laiką, kiekį ir tik po to, kai atėjo leidimas, jie galėjo išeiti. Žinot, leidimas tai toksai išskirtinis dalykas, kai jis tavęs net neklausia. Leidimas jis pradeda savo veiklą, net neįtraukdamas tavęs paties. Ateina tūkstančiai liudijimų žmonių, kuriuo aš nepažįstu, ant kuriuo aš nedėjau rankų ir niekad nepažinsiu. Žinot, legali teisė suteikia šventai dvasiai galimybę tavo medžiagą naudoti legaliai. Kai kurie nesuprasdami, klausykit atidžiai, dabar viskas bus suaugusiems žmonėms. Turint pašaukimą, Dievas negali panaudoti tavęs. Dabar jau tai supranti, kodėl Dievas negali panaudoti tavo medžiagos, todėl kad ji nelegali. Tu turi talentų ir apreiškimų, bet Dievas negali panaudoti tavęs. Ir tu vis Dieve, aš iki šiol nešiau savy tai. Iki kol nešiosiu tai savy. Ogi tol, kol neišlaikysi egzaminų ir tuomet pats Dievas ima tą diską ir jis išplatina po visą pasaulį per vieną pamokslą. Daina, keičiasi milijonai. Kodėl? Tai yra teisės, bažnyčia teisės. Egzaminas teisėm. Tyla kokia, visi klauso. Net kramtomosios gumos garsų nėra. Vau, tyla. Vadinasi, yra susidomėjimas. O jei susidomėjimas, tai jau gerai. Vadinasi, klasė kažką gauna. Pažiūrėkim Paulių. Žinot, kad tau teisių niekas nedavė. Tu ne Jėzus. Teisės tau neduotos visur, visada ir viskam, visam žemės rutuliui. Ne, taip nėra. Teisės yra suteikiamos tam tikroje vietoje, tam tikram laikui ir tam tikram įvykiui ir patepimui. Kitaip tariant, jei aš dabar pradėsiu dainuoti, jūs pabėgsite, nes nėra teisių ir nėra talento. Dar kitaip tai absoliutus absurdas paprašyti kokį nors žmogų. Žinai, aš turiu sugebėjimų. Tau žmonių nereikia. Aš dar sykį įrodinėju, tau žmonių nereikia, tau reikia laisvės, leidimo, dvasinio ir pats Dievas gali naudoti tavo medžiagą. Pažiūrėkit, kaip įdomiai Paulius parašė. 1 Tesalonikiečiams 2:18. Paskaitykim. 1 Tesalonikiečiam laiškas, 2 skyrius 18 eilutė.
Skaitau šiuolaikinį vertimą. Žiūrėkim, ką jis kalba. Todėl ruošiamės atvykti pas jūs, bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, tačiau mums sutrukdė šėtonas. Kodėl? Atsakymas paprastas. Paulius neturėjo tam teisių, įgaliojimų būti ten. Kitose vietose šėtonas nieko negalėjo padaryti, jis jo net ir nužudyti negalėjo. O čia šėtonas pasipriešino. Kam? Tau, Pauliau? Nes Pauliui ten nebuvo galima būti. Kas nors supranta? Supraskit, šėtonas tai Dievo ar laukų darbininkas. Be jo, be Dievo, šėtonas nieko negali padaryti. Jei šėtonas būtų blogo elementų, jau senai nebūtų buvę. Nesupratot? Aš pateiksiu apreiškimą, kuris skambėjo Portlande. Tu, pavyzdžiui, turi gražius švarius namus, gražus miegamasis virtuvė ir staiga unitazas, kuriam nemalonus kyšiai, iš jo sklinda nemalonus kvapai, kartais norisi tą kambarį ir užmiršti. Bet niekaip nepavyks. Tu turi turėti unitazą. Taip ir Dievas, tai Dievo karalystė turi savo unitazą ir tai yra šėtonas. Nesupratot. Yra indai. Supraskit mane. Teisingai, bažnyčia. Aš nekalbu norėdamas jūsų prajuokinti, aš kalbu kaip Dievo liudijimą. Tavo namuose neįmanoma gyventi be unitazo. Ten to reikia, ten vieta atliekom. Tai yra tam speciali skirta patalpa. Tai va, Dievo karalystė yra visko, įskaitant ir unitazą. Kas ir yra šėtonas? Na, tai gilus dalykai, todėl suprast reikia tik su apreiškimu iš aukščiau pagalba. Todėl atsipalaiduok, šėtonas nemažiausia pirštelių pajudinti negali, kol neateis pas Dievą ir negaus tam leidimo. Ar galima? Ne, negalima. Gerai, o galima, ne, negalima, iki čia. Ir taip jis nieko tau ir nepadarys. Šėtonas įsisiautė, oi, prijuokinot. Mes nepriklausom šiam pasauliui. Dar kartą įkalsiu tą minį, bet mes tebesam šiame pasaulyje, tebe gyvename ir tarnaujame jame. Todėl mums ir reikalingos teisės. Kaip mes gaunam teisės? Štai pradedam. Štai pradedam dėti pagrindus. Pagrindus jau padėjom. Taigi, kai mes gaunam teises, ogi labai paprastai, trumpas paaiškinimas. Kontroliuojamoj situacijai, įdėmiai labai klausyk, sėdėk, kontroliuojamoj situacijos metu šio pasaulio dvasia turi smogti patį galingiausią smūgį. O mes savo ruoštų turim vis atsikelti ir išsilaikyti ant kojų. Pirma, tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Taigi, valdomoje kontroliuojamoje situacijoje šėtonas turi. Dievas nieko negundo, na žinoma, kad negundo. Tu gundaisi tuo mėšlu, kuris yra tavo viduje, alio. Aš tavęs nesugundysiu tuo, ko tu nenori. Tu susigundai tuo, ko tu nori. Tu to nori ir net ir nesiblaškyk. Viskas aišku, jau seniai iš to išaugom. Todėl viešpatie, aš nenoriu sekso. Nori, nemeluok. Aš nekenčiu pornografijos. Tu be jos gyventi negali. Liaukis melajas, okei? Myli, nori, tiesiog tau patinka. Tau tik nepatinka trumputės pasiekmės po to. Šventoji dvasia nebeprisylė. Čia Dievas nusisuka, dangus užsiveria. Tu mėgsi tai. Tavęs nesugundysi tuo, ko tavyje nėra. Apie tai net Jokūbas rašė, bet apie tai vėliau. Daugybė žmonių ateidami pas Dievą bando žengti link pašaukimo. Bet po pirmojo smūgio, kai mes jau kalbėjom, nusivilė ir pasitraukė, visiškai nesuvokdami, kad būtent dabar ir vyksta egzaminas teisėms gauti. Klausykit atidžiai. Ir pati šventoji dvasia tave atvedė prie šio etapo. Atidžiai. Pati šventoji dvasia. Tau nutiks tokie dalykai. Smūgiai pasipils trijose sferose. Dvasioj, sieloje ir kūne. Tu vis dar tebe nori pašaukimo? Nori pašaukimo? O man apskritai dar tęsti kalbą, ar ne? Nori taip? Jau kaip ir nebelabai. Ne, jau. Čia aš maniau 3 kartą lėliuoja sušuks ir viskas, visi velniai išlaksto. Po pirmojo smūgio nusivylė ir atsitraukė, nesuvokdami, kad laiko egzaminą ir pati šventoji dvasia tave ir atvedė prie šio momento. Tau nutiks tokie dalykai, smūgiai pasipils.
Trijose sferose, dvasia, siela, kūnas, tu bus išbandytas ir patikrintas. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tu sakysi, aš neišlaikysiu tų egzaminų. Tai užtat mes ir artėjom prie paties svarbiausio. Štai čia bažnyčia krenta ir susigūžta ir nesupranta, kas vyksta. Iškart noriu patikslinti kai kurios dalykus. Tie išbandymai ir pagundos. Jų Dievas neiššaukia, neišproguoja. Tu turi tai suprasti. Tu priartėjai prie kažko, kur tu nori veikti, bet tu negali veikti, turėdamas savyje kažką tai. Savyje. Tu negali veikti toje sferoje, jei ta sfera tavo viduje. Dievas praras ir pateptą, ir patepimą. Suprantat? Noriu mažai žingsniukais priartėti, kad tau nebūtų trumpo sujungimo. Taigi, šitų išbandymų Dievas neiššaukia, kad tu iš jų, ir jie nėra tam, kad iš jų visų išeitum pirmūnų, viską penketukų. Žiūrėkit, kur klysta ir bažnyčios, ir masė žmonių, kurie metais gyvena, nieko nesuprasdami. Mes visi bandom išstovėti ir išlaikyti egzaminą penketui, aukščiausiam balam. Taip juk ir Jėzus dykumoje, bet tu ne Jėzus. Tai yra pirma. Papasakosiu, kas tai per testas. Ir aš dar būdamas visiškų kūdikių, dar iki tol, kol Dievas mane pradėjo naudoti, vis taip viešpatė, aš kiekvieną egzaminą išlaikysiu penketui, geriausiam balui. Ir neišlaikydavau. Kas iš jūsų išlaikydavo penketų egzaminus? Ketvirtų buvo. Taigi, šitas išbandymas, jisai nepaskirtas Dievo tam, neskirtas, kad tu išlaikytume egzaminą penketų geriausiam balui. Tie elementai, kaip bandymams skirto naujo automobilio markės bandymai, kurie iškart duos žinoti, kur problema. Itin dėmesingai, kad net musės neskraidytų. Tai daleido Dievas ne tam, kad sužinotų, ar atsiras trūkumai. Bet tai Dievas leido tam, kad sužinotų, kur tie plyšiai ir kažkokie trūkimai atsiras. O tu nesupratai, to išbandymo Dievas nesukūrė tam, kad tu laimėtum. Ta bandymą Dievas sukūrė, kad pamatytų, kur bus įtrūkimai, kur bus nesusandaru, kur trūks ir atsiras plyšiai, nesupratot, paaiškinsiu ir perspėjau. Žinot, ši sija tokia stipri. Žinot, kodėl jinai tokia stipri? Todėl, kad kadaise jį praėjo itin stiprius išbandymus. Ją lenkė, laužė ir rado patį geriausią variantą sijos, kurios neįmanoma nei sulenkti, nei sulaužyti. Supratot kas nors? Kitaip žodžiais tariant, kai tą siją profesionalai spaudė gniaužtuose, jie nesitikėjo, kad ji nugalės, kad jinai išstovės. Nesupratot. Jie nelaukė, kad jinai laimėtų. Jie tik stebėjo, kurioje vietoje jinai įtrūks. Kitaip tariant, kad kitą kartą pridėtų dar kažką prie jos, tada vėl laužė tam, kad pridurtų dar vieną atšaką, dar vieną perdangą, paskui dar laužė ir dar bandė, kol išgavo tokią siją, kurios nebesulaužysi. Kas nors supranta, kai kam jūsų ateis laisvė, kai kam galvoja pūgos išsiaučia. Nes esi kūdikis ir nesuprasi. Galėsi tęsti, aš nepasiduosiu. O Dievas sako, jo majo, aš nepasiduosiu. O Dievas sako, greičiau jau tu gal pasiduok. O žinot, kad visą tai supras tik tie, kurių protas skaidrus ir švarus tam, kad priimtų Dievą, o ne religinį marazmą. Ar žinai, kodėl žlugdai visus egzaminus? Visų tų egzaminų prasmė ir yra, kad tu jų neišlaikytum. Ir dabar kai kam dvasinis užkietėjimas iš akių matau. Čia tikrai klystkelis. Klystkelis. Na gerai, toliau apsirikinėk, toliau kovok. O aš vėl ir vėl pasakosiu, kas su tavim darysis kasdien. Ir tu stebėsies, iš kur viską žinau. Kai aš eilinį kartą Dievui pasakiau, aš nepasiduosiu, Dievas man vis atsakydavo, suneli, nesupratai testavimo esmės. Tu vis vien trakštelsi. Viešpatie, lai ši taurė mane aplenkia. Suneli, sako, tu įtrūksi. Tu nesupranti. Čia ne vairavimo testas. Tai egzaminas teisėm gauti.
šitam uždaram kambarėlį. O pas mus viskas vyksta uždarai, slaptai, ar ne taip? Niekas ir nemato, kaip tave laužo, aišku. Tai ir buvo tai, apie ką aš norėjau kalbėti. Būtent tai. Mano vyras psichas. Ne, jis tapo psichu, tu pasidarei dvigubą psichą. Tai buvo testas ne tam, kad Dieve prisilies prie jo, ne. Tai viešpats numatė, kad prisilies prie tavęs. Dievas žiūri, kas nors supranta ir mes nesuprasdami, kas vyksta. Tu lyg Dievui tarėjai, sakai, Dieve, štai paimk mane. Ir iškart sušmėžuoja iš Izaijo laužavietės anglis tau snukinį gerklę. Kas čia buvo? Ko čia iškart man lūpos padidėjo? Ko liežuvis sutiko? Sako, tai Isau, tu to norėjai. Čia viskas gerai, aš tik tai tave valyt norėjau. Чтобы оно село. Потому что, я так скажу, что некоторые по сей день не готовы к этому откровению. Некоторые даже не понимают. Ir galiu pasakyti, kad daugelis šiam apreiškimui dar nėra pasiruošę iki šiolį. Kiti net nesupranta, kokio lygmens šitas apreiškimas. Tu vis tebebandai nugalėti ir tu vis pasilieki laboratorijai. Tu vis spyriojas. Jokūbai, paleisk. Ne, nepaleisiu. Paleisk. Ne, nepaleisiu. Kol ten netriokštelėjo. Kažką gauni, norma. Viskas gerai. Kvėpuok lygiai, einam toliau. Taigi tuos išbandymus Dievas leidžia ne tam, kad tu išlaikytum penketui. Tai savotiška laboratorija, kad pavyktų sužinoti, iš ko kas susideda, kur gali atsirasti įtrūkimai, kur dar reikia kokios nors atramos, kur reikia pagalbos. Sakyk atvirai, per penketą tavo laboratorinių bandymo metų ar tapai geresnis? O 100% tapai geresnis. Ar pastebėjai, kad daugelį situacijų tu daugiau jų nebetrukinėjai, nebereaguoji, tu ramus? Tu ramus. Iš kur tu toks ramus pasidarė, a? Laboratorija suveikė, ar ne? Žinot, Dievas net su mūsų bukumu sugeba mus kažkur nuvesti, ne? Mes net nesuprantam, galvojam, kad tai mūsų pašaukimas Dieve. O ten pasirodo laboratorija, Dievas su mikroskopu. Na ką, suneli, greičiau jau sulūžk. Bus matyt, kur pralaidu, kur silpna, mes tave greit paremontuosim. Ir tu jau greičiau išeisi į pašaukimą. Jau geriau aš liksiu laboratorijoje, o ne kas nors sėsi tą mašiną ir nukris jos ratai. Ir kas supranta, kad turi būti tas bandamas. Tu sėdė apsirengęs drabužius, kurie jau išbandyti avi, išbandytais batais, guli išbandytoj lovai, kurią Volas 2 metus lygino tikrindamas piruoklę. Suprantate, apie ką aš? Viskas išbandyta, kėdės išbandytos, duris, langai, viskas buvo kur nors bandoma. Viskas buvo laužoma, viskas buvo įmama ir spaudžiama. Dauguma tų daiktų lūžo ir mes dabar sėdim ištobulintą modelį. Ir net nesam regėję prototipo. Ir visi prototipai pasakė amen. Nusiramink jau, prototipė. Taip ir pamokslą pavadinti reikėjo. Taigi. Taigi ne Dievas tave veda į pagundą, klauso atidėmiai, jis leidžia, kad iš tavęs ištrauktų tai, kas tavyje jau buvo. Ir kaip sakė Jokūbas, tu gundaisi savo paties geiduliu. Dievas neprovokuoja tavęs. Kitaip tariant, žiūrėkit, jei aš dabar paimsiu šį vamzdį ir jį ištrauksiu, o paskui pradėsiu, kad ir jį laužti, nesvaru, ką tik noriu. Paimsiu savo bet kokį daiktą ir pradėsiu jį laužyti. Šitą paimsiu štai va ir laužysiu. Ir žinot, kurioje vietoje tai lūž? Ji lūž ten, kur yra silpniausia vieta, suprantat? Aš pradėsiu laužti, matot ar ne? Jis sulūžo štai čia. Ir šis testas nebuvo skirtas tam, kad, oi, kokia tvirta dėžutė. Dievas iš vis netestuoja. Atidžiai, klausyk. Ten jau važinėja testuoti modeliai.
Dievas testus atlieka laboratorijai, pasitelkia šio pasaulio dvasią. Šėtonas veikia kiekvienam tavo teste, nes kai kur nors kas nors lūžta, Dievas taria, taip, reikia sutvirtinti čia ir čia. Ir kas vyksta? Ogi viskas atgal suviniojama, užvirinama, vėl atliekamas bandymas. Ir tai daroma tol, kol tai jau nebenulūžinėja ir nebepatenka į keblias situacijas. Kas nors mane supratot? Kai kam dar neaišku. Todėl, kad kurie žmonės sako, tai velniai, koks siaubas, ne, tai egzaminas teisėms. Jūs matėt, kad prieš gaudami license teises, vairavimo teises, jie ilgai važinėja su instruktorium. Klaidų būna. Daugybė, milijonai. Tai va, kuomet tu sakai, aš noriu viešpatį vairuoti, aš noriu būti vairuotojui, jisai sako, gerai, štai mano instruktorius, šventoji dvasia, štai tavo automobilis, kuriam tu 100% pridirbsi krūvas klaidų, štai tau Dievas gi viską supranta. Ar kas nors suvokia, kad Dievas viską supranta? Ir Dievas žino, ką daro, žino, kad triokštels. Ir triokštels. Ir Dievas nori sužinoti, kurioj vietoj, koks dalykas gali trukdyti ateityje. Būtent jei tai nebus išbandyta, jeigu tu pabėgsi išbandymų ir tai nebus išbandyta, žinot, kas atsitiks? Vienas stebuklas per tave įvyks ir tave jau nuo pjedestalo nebenutemsi. Tu ne tik sutrukinėsi, tu visą tai dar ir amžinsi. Tu vargšelį išsipūsi visas, tave laužyt ir laužyt, kol tu į nieką nebereaguosi. Daugiau nebebus jokių įtrukimų. Mes tave mylim, pastorė, gerai mylėkit, mes tavęs nekenčiam, gerai nekeskit. Tu niekur neturi būti trūkęs, nes visur buvo lūžis, visur buvo tik trūkumas ir viskas buvo suvirinta. Kas nors suprantat? Kur suvirinimai? Ne, aš nenoriu kankintis. Taigi, Jokūbo 1.12. Paskaitykim šią išskirtinę Biblijos vietą. Jokūbo 1 skyrius 12. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą. Klausyk, tu tą vietą pradėsi suprasti kitaip, rimtai sakau. Dabar tu šitą vietą skaitysi kitaip. Todėl, kad palaimintas žmogus, kuris ištveria, pasiduoda išmėginimui. Kas nors mane supranta? Todėl, kad šis išbandymas tave ištobulins. Taigi žiūrėk. Palaimintas žmogus, kuris pasiduoda išbandymui, ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Ir 13 eilutė, ir nei vienas gundomas nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas piktai ir pats nieko negundom. Blogis nieko bendro neturi su blogiu, blogis yra mumyse, trūkį sukelia blogis mumyse. Psicha eina iš mūsų, iš proto einam, tai mes iš proto einam. Jei ne ji. Taigi, juk laboratorinė situacija. Laboratoriniam sąlygom. Viskas leista tam, kad tu bevivė. O Dievas sako, nu, va, žinoma, tai ir buvo. Mano testo tikslas. Reikėjo sužinoti, kur psichai veisėsi. Ir kad tu sužinotum, į ką reaguojama, nekaltink laboratorijos darbuotojo. Nereikia užsibulti laboratorijos darbuotojo savo žmonos, pavyzdžiui. Suprantat, apie ką aš? Nereikia kaltinti savo laboratorijos darbuotojo, tai yra savo žmonos, kuri dabar yra skalpelis Dievo rankose. Ir atlieka bandymus. Juk jis žino, kad to nekenčiu, o ji taip elgiasi. O aš tau dar sik pasakysiu, lūž ten, kur velniai, demonai. Dievas negundo, toj mes laužtensim. Žinoma, tai nevyksta be tamsos jėgų pagalbos. Dievas tik tai tam duoda leidimą, kaip ir Jobo istorijai. Ir vyksta kažkoks išsilenkimas. Jo pasiekoje atsiranda trūkimas, būtent tam tikroje vietoje, ir Dievas sako, aš iš šėtonė dabar su tavo padėjimu
Tavo pagalba viską sutvirtinsi. O kai kam būna neaišku ir jie sako, viešpatie patraukė viskas skyrybos metu, aš tą darbo, tas viršininkas tavyje tik tai išryškino. Tai kas glūdėjo senai, jis mane nervina. Na žinoma, jis tave erzina. Tai juk laboratorinė situacija, taip ir turi būti, viskas ir turi erzinti. Viskas taip ir sukurta, kad tave erzintų. Dievas negali taip elgtis. Dievas viską gali daryti. Atsipeikėm vaikinų. Ir nei vienas gundomas, kitaip, nei vienas iš testuojamų laboratorijoje, kitaip tariant, neturi sakyti, kad šis laboratorinis bandymas yra siųstas Dievo. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, tai yra patenka į laboratoriją bandymui, savo geismo pagrobtas ir suviliotas ir laikomas nelaisvėj to geismo. Matot, kaip viskas gražiai išversta? Kur jis? Нету, да? Ну ладно, слушай меня. Taigi, klausyk manęs. Geismas jį pagrobė, suvilioja ir laiko nelaisvėje. Dievas nori tave išlaisvinti. Tu sakai, kad nori judėti Dieve, nori pažinti galę, Dievo didybę. Dievas ir sako, gerai, ateik čia, į keliuką. Pažiūrėsim, kur ten triokštels. Ne, aš jau tikrai to nenoriu. Ir ką mes darom? Tik Dievas ima mus ir truputį palaužo, triokštelio ir tu ne. Ir mes taiga atsisėdami paskutinės eilės ir sakom, pastoriau, mes laiminam tave, te laiminam tave viešpats, su nugalėtojas. Taip, reikia pasiduoti procesui ir leisti, kad būtų nuplėšti visi stogai, prakiurtų visi dugnai, reikia, kad visur sutrukinėtų, kad visur pasigirstų švilpimas, kad visur prasivedintų. Dievas tada viską paima, užgydo, darbuojasi šventosios dvasios procese. Dievui neįdomi tavo sieliukštė, cypiantis kūnas, sieliukštė, kurie apskritai nesuvokia, ko jį nori, tai įmyli, tai geiduliuose. Mūsų tai vis mėto. Raminkitės. Paslaptis, pasiduok procesui. Aš tai supratau, kai priešinausi ir nenorėjau pasiduoti procesui. Ir Dievas pasakė, sūneli, mes ilgai taip žaisim, ilgai truks 10 metų. Nori 10 metų, bus 10 metų. Aš tave vis laužysiu, o tu vis inkšis, spiriosias, nargliuosias. Tada vėl atlieksi po kiek laiko, kalbėsi apie šaukimą, aš vėl tave laužysiu ir vėl. Ir galim taip tęsti ir tęsti. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir laikomas nelaisvėj. Geismas panašus į moterį, kuri pastojo ir pagimdė nuodėmę, o įsitvirtinusi nuodėmė gimdo mirtį. Taigi, neleiskite savo apsigauti, mano mylimi broliai. Man patinka Jokūbas, super. Kitaip tariant, Dievas tavęs neveda į pagundą. Jis leidžia tamsos jėgoms tave spausti. Ir būtent ten, kur sprogs ir sulūš, ten reikalingas Dievo ir tavo dėmesys. O kad sprogs ir lūš, tai jau faktas. Ir visi laborantai pasako, amen. Tikrai lūš. Ne, nelūš. Mes tik tavęs nematom laboratorijos sąlygom. O gal pažvelgime kiekvieną laboratorinės sąlygom? O, ne, viešpatie, nedaug Dieve. Kad mane pamatytų laboratorinių bandymų metu. Automobilį, pavyzdžiui, spūsčių metu. Jei būtų galima vairą išrautų, jau kokius 3 kartus būtum jį išrovęs. Žinot, mums tiek nedaug te reikia. Kad visas tavo pasaulis persisuktų. Pavyzdžiui, transporto kamščiai, viskas, jau nieko nebenori, vyro nekenčia, atvažiavo ir vaikai lauk iš čia, tiek daug tai reikia. Nesijaudink. Tave tėtis laboratorijai bando viską, jis atidžiai peržiūrės, nesijaudink. Daugiau jisai neleis, negu tu gali pakelti. Kur nors susprogs, vis vieną, suprantat? Dievas neleis. O kodėl leidžia? Atsakykime tai. Kodėl mes vis trukinėjom, lūžinėjom, kodėl stogai varva, kodėl viską nuneša stogus, dugnus? Todėl, kad leidžia. Todėl, kad tu nesupratai to paties svarbiausio fragmento. Ir žinot, būtent, kai tai yra nesuprantama, žinot, kodėl bažnyčia nejuda į priekį?
Todėl, kad visi nori būti švarutėliai, likti švarutėliais. Bet tam, kad būtum švarutėlis, turi pereiti per laboratoriją. Yra du pasirinkimai. Tie, kurie praeina laboratoriją, mes visi jo žinom, skaitom jų knygas, klausom, žiūrim. Jie paliečia tūkstančių širdis, savo tautas. Ir tie, kurie nenori eiti į laboratoriją, jie užsitempia kaukės, viską daro savo rankomis. Kitaip, tokie yra ir karalius, ir dievas, tėvas, ir motina, viskas vienam asmenį. Bet iš esmės tai veidmainis, kaip ir Jėzus kalbėjo, jūs veidmainiai uždažyti karstai, suprantat? Aš jau geriau ruošiu savo pašaukimui Dievo rankose, neįsiu ten, kur kažkas nelegalaus ir pateksiu į šėtono letinas. Patikėkit, kai tu išeisi iš tėvojo laboratorijos ir tave grieb šėtonas, jau tada ir gyvo gali tavęs nelikti. Suprantat? Kai tavim susidomi šėtonas, jis tavęs nelaužo, kad išgydytų. Jis tave laužia, kad nužudytų, suprantat? Taigi, šėtonas dirba legalioj laboratorinėje aplinkoje. Jis ir gali dirbti su tavim, kai tu išėjai iš tėvo valios. Ir tu būsi naikinamas. Ir kai kuriem reikia šito, kai kuriem reikia žengti žingsnį atgal ir tarti, Dieve, pasiduodu tavo procesui. Patikėkit, brangieji, kad jūs praeisit mirties laboratorijos ir parengimo procesus, jūs darysit tiek mažai, o rezultatas bus toks didelis. Arba atvirkščiai, tu visą savo gyvenimą stenėsi, pukšėsi, krenkšėsi ir niekas net cyptelėjimo neišgirs iš tavęs. 3 žmonės aplink tave sakys, ko čia įsiplėski, ko psichuoji. Eik iš čia. Tai tokia ir bus tavo įtaka. Todėl ramiai, aš atsiduodu į tėvo rankas, nepergyvenkit. Kartais ir mane tėtis atgal patalpina į laboratoriją. Ir vėl viskas iš naujo. Bet aš jau pramokau šio bei to, pats jau žiūriu, kur gali pratrūkti. Mes kartu žiūrim, kur lūž. Aš jau nereikiu, tik tai. Lūž. Kai kam tikrai šiandien triokštelėjo, kai kurie sėdi. Aha, gerai. Nepergyvenk, pasiduok procesui. Iš pradžių viens, tada priartėja šventoji dvasia, jį dirba su tavim, jį gydo tavo sielo žaizdas. Praeina kiek laiko, bet vos tik tu pradedi suvokti šį procesą, tu atsiduodi Dievo rankas, tas procesas tiesiog akimirksniu pradės judėti priekin, amen? Nebijok, atsiduok į Dievo ranką, šėtonas neįsisiautėjo tavo gyvenime. Jei tu priklausai Dievui, šėtonas nieko nenuveiks. Automobilį, kuriuo tu važinėjai, patikrino ekspertai ir niekas net nepagalvoja, kad automobilis bus testuojamas 100 kart visiškam sunaikinimui ir daugelį atveju būtent katastrofa tam tikroje sferoje ir išryškino trūkumus, kurie buvo tobulinami. Ar pastebėjot, kad kai mašina yra bandoma, tu važinėjai, dabar tavo parkavimo aikštelėje stoja mašina, kuri buvo bandoma kartais net 100, o net 1000 kartų. Pradedant elektroniką, baigiant mechaniką, net sėdimens, kaip sėdėti, kiek laiko, kaip tavo užpakalis ištvers 12 valandų. Aš esu stebėjęs, kaip tai vyksta. Jie net bandytojai net uosto odą. Ekspertai uostai, jie eina uosto odą, uždarė mašiną, važinėja, tada atidaro durėlės ir net kvapą tikrina. Ar kam yra tekę matyti kažką panašaus? Aš buvau šoke, kai mačiau, kai rodė bandymus. Kaip laboratorijoje yra bandomi automobiliai. Taip jais nevažinėja, taip o ant jos taip kaip ant tankų. Žiūrėk, duris nuplėšė. Ar suprantat, daina, ką aš sakau? Ir kai tu pasakai, aš noriu savo pašaukimą, į tave iškart iššoka kažkas, spaudžia gazą ir nuvarė. Viskas nusiplėšė, langai išbyrėjo, ratai išlakstė ir po mėnesio viešpatie aš nebenoriu pašaukimo. Dievas tada atsako, stop, sūnelė, aš tik pradėjau, tik sužinojau, kur galima pagydyti, kur naujų ratų dar stipresnių langų reiktų. Ir rytoj viską pakartos Miki. Žinot, kodėl tiek mažai pateptųjų? Todėl, kad niekas nenori praeidinėti per tuos dalykus. Manai aplenksi šią procedūrą, teisės ir legalų leidimą? Ir kai pats Dievas suteikia leidimą, deda antspaudą, tu išeini, nepergyvenk. Mes nekalbam apie tai, kad tu tobulą asmenybę. Tu tampi tobulų tose srityse, kuriuose Dievas ir pradeda tave naudoti. Perfrazuojant, visur reigis tobulas ten, kur sportinė mašina.
irgi tobula, savom srity nepravažiuoju, suprantat, sportinė mašina yra bandoma sportui, o visureigis būtent duobės, kalvos, apsivertimai ir panašiai. Abi mašinos tobulas, bet kiekviena savo sferoje. Todėl aš suprantu, kad Dievas ir tave ir mane tobulina savo sferose ir bando tam tikram pašaukimui irgi savo sferoje. Štai kodėl aš niekur nelendu apsirengęs ne savo drabužiais, nes iškart sumuš ir sunaikins. Aš darysiu tik tai, ką sakė Jėzus. Jėzus sakė, jeigu aš nematau tėvo darančio, aš darau tik tai, ką matau tėvą darantį. Jeigu nematau darančio ar kalbančio, aš niekada to pats nekalbėsiu ir nevažiuosiu ten. Kodėl? Todėl, kad aš žinau siaubingas pasiekmes, nesuklystas testas arba bandymas skirtas tam, kad paaiškėtų, kokioj platmėj tu suskilsi ir pratekėsi, atmink. Nesi Jėzus, todėl tu tikrai suskilsi. Viena iš stipriųjų Jėzaus frazių, štai eina šio pasaulio kunigaikštis. Atsimena tai? Ir manyje jis nieko neturi. Va čia ir yra. Tai. Mes su jumis dar nuo Adomo laikų esam gimę su pažeista DNR. Mūsų gyvenimas, kitaip tariant, mes gimstam prakeikime. Jėzus nebuvo gimęs prakeikime, jis turėjo kūną, jis turėjo sielą, jis turėjo dvasią ir visa tai buvo bandoma ir jis nugalėjo. O mes gimėm pralaimėję. Suvokėt skirtumą? Ir Jėzus, kaip antrasis Adomas, priartėjo prie pagundos, bet atsilaikė prieš ją. Adomas neatsilaikė. Mes pradedam ne nuo nulio, mes pradedam nuo minuso. Suprantat kas nors? Suprantat skirtumą? Tam, kad Dievas privestų tave iki nulio, reikia tave pravesti per išbandymus. Reikia nustatyti, kur sušvilps, kur suskils, kur supsichuos, kur išprotės isterija, kur... Истерика пошла. Все нормально. Viskas gerai, viskas gerai. Isterija turi būti. Mes turim pamatyti, kur jie atsiranda. Žinot, kol aš nepatikau į Dievo rankas, nesupratau, koks aš idiotas. Aš pats save šokiravau. Galvoju, aš toks normalus vaikinas. Jau nežinot, kol tėtė nesėdo į automobilį ir jis neparodė, ką gali. Ir aš taip, žiūrėk, ką dabar daryti? Dievas sako, gerai, viskas, tuoj pradėsim viską stiprim, priveržinėt, užvirinsim, sutvirtinsim, užvinosim, varžtus prisukinėsim. Ir paskui pat žiūri, kad jau nebereaguoji. Nieko visai. Tiek to, tiek visko. Ir tu gyveni, viskas ramu. Nulis, džiaugies gyvenimu. O ko eiti iš proto? Vienas vaikinas manęs paklausė, kaip visą tu tai atlaikai, kaip tu kenti visą tai. Aš sakiau, jeigu aš tai bandyčiau iškęsti, ištverti, tai tikrai neiškęsčiau. Neišlaikyčiau, suprantat? Aš visai dėl to, aš nieko nekenčiu. Aš visai nesuku apie tai galvos, nes tai jau buvo daug kartų skylę, suspausta, užvirinta, mes nesikankinam. Jei kentėtume, jau senai nebūtumėm iškentę. Mes gyvenam, amen. Štai kur skirtumas. Tu privalai praeiti visus tos dalykus. Privalai. Tu turi būti išbandytas. Pagrindė pradeda nutikti tokie dalykai. Štai jie, žiūrėk. Atleido iš darbo. Trūksta pinigų. Žinot, kur link mus stumia pinigų trūkumas? Aš buvau šokiruotas, stebėdamas kai kurios žmonės. Buvo pinigai, buvo namas, buvo automobilis, o babkių ir neliko. Ir žiūri, žmogus tampa unikalia būtybė. Jis niekad nemelavo. Dabar jisai neišgyvens, jei nemeluos. Jam reikia meluoti, apgaudinėti, užsimti machinacijomis. Dievas sako, na kaip pateptasis, patepsim visą šitą. Viešpatie. O Dievas sako, aš noriu tave išbandyti, kad kaip viskas vyks, kai tu turi pinigų ir kai jų neturi. Vieta iš Biblijos. Kai net avių neliks aptvarė kitais žodžiais, jei Mercedeso garaže neliks, šlovinsiu viešpatį. Gera psalmė. Matomai parašė toks žmogus, kuris suprato reikalą esmę. Atleidimas iš darbo, pinigų stygius, apskritai įdomus dalykas. Šeimoje vyko tragedija, žinot, aš pastebėjau, kad kai pritrūksta pinigų, žmonės palieka pašaukimus, meta Dievą, meta savo svajonę. Viską jie taip sako, sorry. Na juk supranti, ėsti, ką nors reikia. O Dievas kaip tik atvedė tave tam, kad tu tą dieną savaitę pasėdėtum savo apartamentuose ir nieko neėstum, kad jo paklausytum.
Nu, jeigu taip sąžiningai žmogus be vandens savaitę gali ištverti, be maisto 40 dienų, tu nemirsi. Suprantate? Benzino nėra, nu dar nuo togi nieks nenumirė. Kad ir leis Dievui per tai prasivažiuoti. Man niekas neskambina, aš niekam nereikalingas, visi mane paliko, Dievas sako taip, taip, teisingai. Kas ten dar pirmin, kur dar pratrūks? Nu ką, pasisakyk dar. Kas dar? Dievas manęs nemyli, teisingai, kas dar? O tavo dėžutėje, tavo laboratorijoje tokia audra siaučia. Ten viskas traška ir viesulai, tu žiūri, kaip žmonės aplink nereaguoja. Bet tai juk ne jų vieta, juk jie net tavo laboratorijoje, ne jų laboratorija. Tai tavo vieta. Žiūri, kiti aplink ramiai savo gyvena, stebėsi, ko jis ten dabar psichuoja. O tu laboratorijoje ir Dievas jungia uraganą, žemės drebėjimą ir viskas ten taip tarsi tikra, o paskui esat pastebėję, staiga išjungia, klinkšt, kaip atėjo, taip ir išėjo. Laboratorija išjungia, taip ir išjungia, sunelį. Eik, prasivėdink. Viešpatie, kas tai buvo? Prasivėdink. O po savaitės vėl atgal. Greitai tikrinsim, kaip krušą laikai. Pasiduok procesui, nurimk. Šipsokis, kai duoda snukim. Visiems duos, kvėpok ramiai. Koks skirtumas? Kvėpok ramiai. Koks skirtumas? Ar tu į snukį supsichavęs gausi ramus? Gausi snukį bet kokiu atveju, jokio skirtumo. Klausyk, praeik tą išbandymą, sakyk, tėti, kaip Dovydas praeidinėdavo per savo išbandymus, sakydavo, siela, ko tu nusivylėlusi padarė? Viešpačiu pasitikėk, jis ten tą savo sielą taip kaip motociklo pedalą užvedinėjo, o jį ten kaukė. Turi ir Dovydas problemėlių, psalmės paskaitinėkit. Tai skraidė, tai šliaužė, bet ne tai svarbu. Taigi, šeimoje atsitiko tragedija, pateko į avariją, rimtai susirgo, artimo žmogaus mirtis, apvogė, magnetofoną iš automobilio išėmė. Ką tik nori, ratus nusuko. Dieve mano, kartais ta laboratorija tokia juokinga. O tu dėl to metei Dievas, pjovei lastelę, į bažnyčią. Ir tai te buvo valdomos laboratorinės sąlygos. Ir tu net neįsivaizduoji, gal tau buvo likusi kokia savaitėlė. Gal kas nors būtų atėjęs ir palaiminęs tave labiau nei tie tavo ratai kainavo. Leis Dievui išbaigti su tavim pradėtą darbą. Todėl aš ir tariau, kad nekontroliuoju, kaip negalėjau kontroliuoti, kuo ir kur gimsiu, lygiai taip pat aš nekontroliuoju visų tų situacijų. Todėl ir aš, kaip laboratorinis asmuo, periodiškai praeinantį savąją patikrą, atsidaviau Dievui, suvokiau tą procesą, supratau, jog nesu gimęs, kad visus egzaminus išlaikyčiau 5. Ne. Tai skirta tam, kad aš pamatyčiau, kur pratekės, kur pratrūks. Ar pastebėjot, kad mes visi? Sakykit, jūs geresni nei prieš metus? Na, sąžingai, ar geresni? Geresni? Kodėl? Ar kad šventoji dvasia tave palietė? Ne, dėl laboratorijos tu buvai spaudžiamas, lamdomas, o dabar viens ir niekas nebeima, du ir neima, žiūri ir pamiršai. O Dievas šaunuolis, visą tai buvo galima nuveikti per 5 dienas, o aš su tavim 5 metus prasiterliojau, kol tu nudvėsi ir... Na, taip, ačiū, pagaliau leidai. Aš irgi savo apsisnargliavimus prisimenu. Nieks nemyli. Eikit visi. Ir Dievas ir velnias nebesvarbu man. O Dievas neina iš proto. Tu Dievą įžeidai? O ką Dievą įžeisti, tai manoma. Tai apsėdimas. Kaip Dievas gali įsižeisti? Įsižeidžia tie, kurie turi apmaudo dvasią. Apmaudas remiasi išdidumu. Dievas ir išdidumas. Tai čia nesuderinama. Todėl Dievas ir neįsižeidžia. Jisai supranta laborantus. Juolab tokius, kurie nesupranta, kas vyksta, jiems ta dėžutė ir atrodo realių gyvenimų. Galima, aišku, tų pavyzdžių čia vardinti ir vardinti, aš tam laiko neturiu. Juozapo istorija itin žiauri, jei ją pažvelgsi žmogaus akimis. Išdavė, metė, dobėn, už ką? Už ką? Ką tokio jis padarė? Na, ką tas pacanas padarė? Na, parašyta, belskit ir jum atsiverš. Štai tiek jisai beldė ant brolių, tiek varė ant brolių.
Bet tai netolygų tai, kas jam atsitiko, jis to neužsitarnavimo, jau tikrai sąžininga pažvelgus, na žiauru, į duobę, vergyją, lasdomis, viskas, vergas tavęs nunaikino. Jo tik tiek, kad nenužudė. Kažkas pats sakė, neužmuškim jo, tiesiog išmėskim ir parduokim. Už tiek, kiek duos. Jau pažvelgus labai žiauru ir galima įsižeisti, o jis nieko normaliai. Tik laboratoriniam sąlygom yra ruošiama savo tarnystėje. Sakykit, kas nors iš jo brolių yra tai praėjęs? Ne, nes jie neturėjo Jozapą teisių. Supraskit, legali teisė. Bet Dievas jam ir neskyrė šios užduoties, kad jis ten praeitų. O tu paskirtas, todėl ir praeini. Jie nespėjo pasakyti, o jau viską turi. O aš jau 30 metų skolose. O tu kauki, cipi, reikiai prakaituoji. O Dievas sako, bet tas ir neprašė, o tu prašėjai. Aš jam niekur neskyriu, o tu paskirtas, tu prašėjai, tad laikyk, tai pašaukimas. Pilna pakuotė, visas paketas. Šiandien visai nebeturi laiko. Dievo akyse tai dvasinės Jozapo teisės, kaip išgelbė ir padaugint savo tautą. Kažkas turi pereiti visą tai ir likti žmogum. Todėl Jozapas praėjo laboratoriją, paskui jį iškvietė ir Jozapas tapo Jozapu. Todėl kaip jis... Ir tie išbandymai skirti Jozapui nebuvo skirti kad Jozapas... Jozapas galėjo melstis duobėj, kad Dievas jį išgelbėtų, bet tai nebūtų atsitikę. Duobė tai gerai, tu turi išmokti, išpažinti teisingus dalykus. Nukedaužis tai gerai, babkių nėra tai idealu, dantis po smūgį išlakstėjo, aleliuja. Ramiai. Tu nepateksi į pagundą be Dievo valios, o jei ir pateko kas nors iš jūsų. Iš to išsikapstė. Kai kurie dar ir dabar tebėra ten. Kodėl mes vis neišlaikom šio egzamino? Todėl, kad jis yra Dievo skirtoms, kad mes jo neišlaikytumėm. Atkreip, prašau dėmesį į tai, ką tau Dievas nori per šį eilinį egzaminą pasakyti. Todėl Jokūbas ir sakė, kad reikia džiaugtis. Taigi, Jokūbo laiško pirmas skyrius antra eilutė. Klausykit atidžiai. Laikykit, broliai, tikrų džiaugsmų, kai pakliuvote į visokius išmėginimus atidžiai. Supraskite, jūsų tikėjimas praėjęs išbandymą gimdo ištvermę, o ištvermė turi parodyti savo darbą, kad jūs taptumėt tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėt. Pastebėjot, kad Jokūbas čia kalba apie tai, kad kantrybė, ramybė, viskas gerai, o žinot, kad kantrybės reikia ten, kur reikia iškęsti. Čia neparašyta, kad tave aplenks, praeis pro šalį. Įdomiausia dalis prasideda, man jau rodo, kad reikia baiginėti. Taigi, o ištvermė turi parodyti savo darbą, kad kai jūs pasieksite tobulumą, pilnatvę ir nebus jumise ydos trūkumo. Ar pastebėjot? Kodėl ateina išbandymai? Tobulumo, pilnatvės ir jūs neturėsite jokio trūkumo. Šioje sferoje jau daugiau nebus jokio trūkumo. Džiaukis patekęs į tėvo rankas. Nes kai tu pateksi ir sulūši išbandymą ir kantrybę, ten, kur reikia kentėti, ir pagamins tą profesionalią kantrybę. O kantrybė perveda mus į visai kitokį statusą, tobulumą ir dalykų pasiekimą. Šis spaudimas yra skirtas, kad išryškintų problemą ir ją ištaisytų, kaip ir Jobui. Jam buvo sukurtas spaudimas ir išryškėjo problema, Jobas buvo pilnas nuosavo teisumo. Tai jis pats vėliau pasakė, nepergyvenk ir nealpk. Ir visiškai pasitikėk juo. Dievas viską kontroliuoja. Dievas susikoncentravęs ne į mūsų kūną ir sielą. Jisai dvasia, pirmiausia, kas jį domina, tai ir yra mūsų dvasia. Išgelbėjimui tau tai reikia Jėzaus kraujo, bet už judėjimą dvasiniam pasaulyje tu mokėsi savo kainą. Šią frazę noriu pabaigti. Nori matyti galingą Dievo judėjimą savo tautoj. Tuomet prisisek saugos diržus, nes visas pragaras sukils prieš tave. Tu praeisi savo pragarą ir išeisi iš visų išbandymų, visų priešų pykčių, sveikas ir gyvas. Tad būk pasirengęs Dievo judėjimui savo gyvenime, kuris dažniausiai šokiruos net ir tave. Pašlovinkit jį. Mes baigiam, atsistokim.
Tiesiog pasakyk jam. Aš įsitikinęs, kad kai kurie iš jūsų kažką supratot. O kai kurie gal dar didesnį chaosą pakliuvo, man tai nelabai rūpi. Man svarbu, kad suaugę žmonės suprastų, kur jie eina. Ir kai kurie iš jūsų, esu to tikra, šiandien gavot atsakymus. Šiandien jūs ramiai mėgosit, net ir su fingalais pokim. Ramiai mėgosit. Nusiramink. Nusiramink. Pastebėjau, kad per pastaruosius 5 metų aš vis raminu bažnyčią. Nurimk, mėlynė pokim. Va, čia vienas šypsosi. Yra žmonių salėje, kurie neišvengia. Tu visien neišvengsi, todėl eik ir šypsokis, ar taip, ar kitaip. Paims tavo namą, tavo automobilį, šypsokis, atiduok raktelius ir sakyk aleliuja. Nereikia pergyventi, ramiai, visien paims viską, visien. Tai ne tavo. Atsiduok jo rankas ir sakyk, tėve, aš viską patikiu savo dizaineriui. Aš pasitikiu tuo, kuris iš manęs išima visą, kas purvina. Aš pasitikiu ir žinau, kad pasikabinu ant tų dalykų, kurie man nereikalingi, ir aš įeinu į tos dalykus, kurie man reikalingi, kad galėčiau judėti toliau. Šiandien bažnyčia, tiesiog nurimkit, tiesiog sakykit jam, Dieve, aš imu tavo pašaukimą. Net kai aš prašysiu ir pasipils smūgiai mano gyvenime, aš ramiai per juos praeisiu. Aš ramiai eisiu per šios išbandymus. Aš imu savo pašaukimą. Brangieji, čempionai yra iškalami, grūdinami ugnyje. Jie kalami itin svarbiose situacijose. Sakyk jam, Dieve, aš sutinku. Viešpatie, aš sutinku. Viešpatie, aš sutinku. Aš einu į laboratoriją. Aš einu. Aš nerėksiu ir necypsiu, aš einu. Aš atiduodu tau savo gyvenimą tam, kad tu, Dieve, tu mane įvykdytum. Dieve, aš tavo. Paimk mane. Dieve, aš tavo. Viešpatie, aš tavo. Imk mane. Paimk mane. Paimk mane. Panaudok mane. Aš tavo. Pasakyk jam, aš sutinku tapti čempionu. Aš einu. Aš neveiksiu ir necypsiu. Aš einu. Perves mane, Dieve. Tu lūžta tai, kas turi lūžti. Išbandyk mane ir patikrink. Ir patikrink, ar nesu pavojingam keliai. Aš tavo. Aš tavo. Aš tavo. Aš tavo. Aš tavo. Panaudok mane. Пусть мою жизнь нанесет дьявол самый мощный удар, и я буду продолжать вставать, потому что несмотря ни на что я твой. Я куплен тобой. Я живу для тебя. Я живу для тебя, Бог. Сделай из нас свое поколение. Сделай из нас своих чемпионов. Я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Amen. Воздай ему славу. Atiduokit Dievui šlovę. Amen. Amen. Присядьте, дорогие. Вы знаете, когда я получал это откровение, о, Бог мой. Знаете, kai aš gavau šią apreiškimą. Я молил бы Бога, чтобы лет 20 назад кто-то мне это сказал. Aš, jeigu taip 20 metų prieš aš būčiau meldęs
Dievą, kad kas nors būtų galėjęs man tai papasakoti. Поднимите руку, если кто-то был впервые здесь.